Zdarova, Hebra, šiandien jūs pamatysit, kaip aš su Kaziu žaisiu Bomb It. Spaudžiam, nu jūs galite spausti ir patį pirmą, nes jis yra lengviausias. Aš būsiu žalias pirmas, o Kazys bus mėlynas. Na, o čia reikia dėti bombas, vaikštyti klavišais, arba W, S, D, ir atsiprašau, labai skubu, nesuprantu pats, kad darau. Ir A, arba man pasispaudė klaviatūrą. Mano draugė, numeriau. Mano draugelis Kazys varo toliau. Jis užmušo geltoną. Dabar jis varo užmušti savo raudoną. Deja, jam nepasiseka, kaip eilinį kartą. Jo, iš tikrųjų, kai žaidžiu šitą žaidimą, visada jį žaidžiu taip, kad įsivaizduočiau maždaug, kad tai yra realus gyvenimas, kad noriu užsidirbti pragyvenimui pinigų ir kad man jų reikia. Nes taip lengviau sekasi žaisti. Na, Kazys kaip visada eina mano pavyzdžiu. Spaudžiame Enter mygtuką ir žaidžiame toliau. Dabar aš šiek tiek bandysiu susikaupti ir nebelaginti galėtų kompas, nes nedaug dievė lagins. Štai kaip yra kada turi lagą kompiuterį. Iš tikrųjų, tokie kompiuteriai yra mano sutvarkomi, aš esu labai geras kompiuteristas. Su tokiais dalykais labai gerai sutvarkau, ką tik užmušau savo geltonplukį. Laimėjom, bravo, paplokit mums, wow, šimtajimam. Tai va, žaidžiam toliau. Jeigu pamatysite va tokį mėlyną, kur aš ką tik pagalvojau, arba tokį ten mėlyną, ten mėlyną, tai jūs žinokit, kad tai yra bombos. Jūs, reiškia, galite dėti daugiau bombų. Pavyzdžiui, galite šikti bombom. Na, nešikti, tiksliau galite jas dėti, atsiprašau, jau savo kalbą kalbu. Va, šitas yra labai geras, tai yra gyvybė. Jūs gaunate gyvybės. Matau, kad mano Kazeliui, draugeliui ten sekasi nekaip, nes jo ten tas raudonas tapo reaktyvinis. Šitie garsai nereiškia nieko. Tai va, einame toliau ir aš bandau eiti, nes nebemoku žaisti klaviatūrą, nesuprantu pats, kaip čia man gaunasi. Aš esu kompiuteristas, tiksliau viską aš moku, tik tai kartais nepasiseka. Dabar varau, blet, kaip čia ta klaviatūra. Mirk, dvasno. Ei, ne taip te turėjo būti viskas. Mane paliko Kazys su lagu. Su lagu, nieko. Dažnai lagas padeda. Ypač, kada tau nesiseka. Blet. Nu nieko, turime dar 2 gyvybės. Kazys jau nebeturi nei vienos, iš tikrųjų, realiai. Tai va. Kazys yra mano draugelis, kuris amžinai bando pavadinti mano pats susidegino, kaip gerai. Būna ir taip gyvenime, kada žmogus nebemato prasmės gyvenime, pats save nužudom. Ir jis teisingai padarė. Iš tikrųjų, dabar aš galiu pasirinkti savo babkių. Atsiprašau, kad aš lėtai judu, nes biškį su klaviatūra sunku, nors kompiuteristas esu. Bet man svysta pirštai labai. Nes tiesiog sunku žiūrėti, kaip kalu pinigus šiaip savo. Taip lengvai. Jo. Ir dabar, jeigu girdit, pas mane eina muzikinė tokia, tai va. Gerai. Ne mano balsai, tokios dainos. Mano balsas per daug vyriškas. Sudrebėjau, nahui. Kazys kaip eilinį kartą nusidergė visada. Kam būtų Kazys? Kazys mano bičelis, kuris nuolat... Jis kaip ir mano tas geltonplaukis visada nemato gyvenimo prasmės. Bet... kažkur Petrelis dar yra likęs mano. Dažnai apie jį pagalvoju, bet visada pamirštu jį, pasveikinsiu gimtadienį. Nu čia tai žiaurus buvo failas. Neina suprasti, kas čia darosi. Aš esu žalias, jeigu kas. Nu vėl nepasisekė. Nu kaip eilinį kartą. Eitų reaktyvinės gyvenime, laimėjau. Štai ką reiškia, kada
esi profas. Tai va, nu sakiau, esu kompiuteristas, esu sutvarkyti galiu kompus ir lagų nebelieka nieko. Ir viską darau labai pigiai, tik tai 400 eurų. Kainas papigiai. Vėl Kazys nudvėsis kaip eilinį kartą. Jau pripratom prie šito. Jis kaip ir nebeegzistuoja mūsų gyvenime. Su šituo šūdu filmuoju. Nekreipiu dėmesį, nebenoriu savo trukdyti. Au! Mane tu papa. O Jėzus, manuoju, ką čia darot. Kas čia daros? Aš nebegaliu išeiti, viskas. Pizda man nėra. Kas čia vyksta? Nesuprantu. Ei, kažkas klaviatūrai. Klaviatūrai tikrai kažkas negerai. Klaviatūrai negerai, nu. Negerai klaviatūrai. Kazys man nepadeda. Ai, ne, kažkokias nesąmonės. O, pagaliau susitvarkė klaviatūrą, jau galiu judėti ir... Ai, ne. Pralošėm. Gal dar ne? Jo. Mes dar gyvi. Sunku patikėti, bet tokia ta realybė. Tikiuosi, kad Kazys šį kartą nepralaimės, nes jeigu jis pralaimės, aš jam tikriausiai galvą nusuksiu. Nebandai stirbo pasiimti. Pasiėmė tikriausiai. Atsiprašau, čia keiktis negalima, nes čia yra labai daug vaikų nepilnamečių. Atsiprašau, aš pats, kadangi pilnametis, tai man labai... Kazys nuvarė nusišikti, nes vėl pralaimėjo. Todėl kaip eilinį kartą aš lieku vienas, bet tikiuosi, kad man lagas nesutrukdys laimėti. Tai, oi, bybis čia gaunas. Toksai flegma čia gaunas. Nežinau, kada atsigaus lagas, jeigu iš viso atsigaus. Bet reikia įsivaizduoti, kad taip turi būti. Na, gal man pavyks pasiekti šitą daiktą. Ir aš pabandysiu užšaldyti šitą. Tada man gal pavyks ją nužudyti. Dabar aš pas pabėgsiu. Ir aš laimėsiu gal. Gal man pavyks laimėti. Labai norėčiau šiaip. Ai ne, Kazys dar gyvas, bet jau to numirs. Šūdas tas Kazys, taip ir norėjau, kad jis nudvėstų. Jis yra durnas. Be abejonės. Ne, kurva. Atsiprašau, dabar tikrai nenumirs. Na, dabar aš pabėgau ir aš laimėjau vėl. Kazym! Aš nelauksiu tavęs, kad tu pareisi iš tualeto. Per tave aš vėl turėjau laimėti, kadangi tave vėl užmušo. Asilė tu. Pakeiktas. Oi, blė, nepasisekė vėl kaip eilinį kartą. Ai, kokie lagai. Man patinka tai tokie lagai. Ak tu kurva. Ai, praeini. Ak tu stirva. O, blėt. Pralaimėjau. Dabar liko Kazys. Pažiūrėsim, kaip jis pažais. Kazys bijo kalbėti prieš kameras, nesako jo balsas. Atsiprašant, primena mergaitės. Nes jam juokinga, suprantama, kad žmogus gimęs su mergišku balsu turėtų blogai jaustis. Jis dabar pats bėgasi, bijo to raudono, neaišku, kaip jis gali laimėti prieš jį, nes pats bijo jo. Pažiūrėkit, kaip jis laksto, ir dabar kažkas iš jų pralaimės. Ir aišku, mes turėjom pralaimėti. Štai ir parodžiau, kaip reikia žaisti. Tikiuosi, jūs išmokote ir tikrai pažaisti šitą žaidimą labai įdomus ir labai geras. Tai vat, Bibys ir Kazys.